Keičiantis sezonams yra idealus laikas detoksikuoti, pabadauti, išsivalyti organizmą. Ta mes ir darėme šitą savaitgalį mano organizuotoje sąmoningo badavimo stovykloje su būriu moterų. Jom tada yra lengviau badauti, kada yra palaikymas. Atitinkamai susipažino su procedūrom pagalbinėm, kaip ausų žvakės, burnos detoksas ir taip toliau. Tai buvo paskaitos, čigong mankštos su bambukinėm šluotelėm, meditacijos ir visas šitas kompleksas jis tiesiog padeda lengviau įveikti tą nevalgymą, kad restartuotųsi organizmas, būtų paprasčiau paskui pereiti prie protarpinio nevalgymo kaip kasdienybės, bei atsisakyti tų produktų, kurie nenaudingi, bet kasdienybėje jų sunku atsisakyti. Tai džiaugiuosi, kad visos dalyvės sėkmingai įveikė šitą savaitgalį be maisto ir turi daugybę motyvacijos, kaip keisti savo gyvenimo būdą į dar sveikesnį po šitos stovyklos.